Labas, aš Miglė iš kosmetikapasaka.lt ir šiandien per 3 karalius paskelbsiu, kas laimėjo šį pasakos rinkinuką, kurį sudaro rankų darbo muiliukas, rankų kremas ir lūpų balzamas. Taigi pirmiausia, tai noriu padėkoti visiems, kurie komentavo. Labai džiugu, kad tiek daug jūsų yra norų, tiek daug svajonių ir tiek daug pažadų. Linkiu, kad visos tos svajonės išsipildytų. Ir tą, ką rašėte Facebook'e, užsirašykite savo ant lapuko, įsidėkite jį kur nors pasiekiamoje vietoje, kad kiekvieną dieną matytumėt ir prisimintumėt, apie ką svajojat ir ką norite išmokti šiais metais. Nebūtinai skubėkite kiekvieną dieną intensyviai siekti to tikslo, o gal geriau nustatykite bent kokią nors vieną dieną per savaitę, kada tai vykdysite. Pavyzdžiui, kas norėjote pradėti sveikai maitintis, tai pasirinkite savaitės dieną, kada gaminsite sveikus pietus. Kas norėjote pradėti sportuoti, tai vėlgi pradėkite nuo kelių pratimų ir kai tai taps įpročiu, bus jau lengviau siekti didesnių tikslų. Kas norėjote mokytis užsienio kalbų, tai galite pasirinkti kažkokią tai dieną, kada ieškosite informacijos apie tos kalbos pamokas, galbūt žiūrėsite filmus tą kalbą arba pradėsite daryti tam tikrus pratimus. Taigi labai linkiu visiems sėkmės, kad visi norai išsipildytų. Na, o dabar trauksiu laimėtoją, kas laimės šį rinkinuką. Na, tų dalyvių tikrai buvo labai daug. Čia visų yra surašyti vardai. Ir kas laimės? Taigi laimėjo Gintarė Leikaitė. Susisiek su manimi per Facebook žinutę ir susitarsime, kaip pristatyti šį rinkinuką.